Labas vakaras, eteryje naują darbo savaitę pradeda Dzūkijos televizijos žinios. Studijoje dirbu aš, Vaidas Praspaliauskas. O dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Netrukus žiniuose. Alytuje paminėta Žemės diena. Šiandieną Lietuva 25 kartą švenčia šitą gražią šventę, pasaulinę Žemės dieną. Vaikų globos namuose smurtas ir bandymas nusižudyti. Aš tai manau, kad visur taip yra. Rusų šeštadieninė mokykla švenčia 15 metų jubiliejų. Tas maištingas jūsų jubiliejus tiesia kelius į tolimesnę jūsų veiklą. Dzūkija krito varžovo tvirtovėje. Sugrįžusių paukščių nugalėtojais tapo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje 91 laida. Alytuje, kaip ir visame pasaulyje, gyventojai minėjo pasaulinę Žemės dieną. Rotušės aikštėje vyko renginys skirtas pasitikti pavasario lygiadienį. Plačiau apie tai netrukus parengtame reportaže. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis, į klevais raudonais rudenį liepsoja, jie atvėrus kiekvienam plačiai duris. Kovo 20 dieną minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis. Dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. 1971 metais Jungtinės tautos pavasario lygiadienį paskelbė pasaulinę Žemės dieną. Šiai dienai paminėti Alytuje Rotušės aikštėje vyko didelis renginys. Šiandieną Lietuva 25 kartą švenčia šitą gražią šventę, pasaulinę Žemės dieną. Ir tai yra ta proga, kada mes galime susimastyti, kokioje gražioje vietoje mes gyvename. Mūsų supa ežerai, miškai, daugybė paukštelių, žvėrelių, na ir žinoma žmonės, kurie gyvena šioje žemėje. Bet tuo pačiu reikia pagalvoti, ar mes saugome žemę, ar mes rūpinamės ją. Labai smagu girdėti iš jūsų, kad taip. Iš tiesų, mums reikėtų kiekvienais metais pasodinti ir medelius, ir pasirūpinti paukščiukais, ir kitais miesto gyvūnais, žemės gyvūnais, ir neteršti gamtos. Tuomet ir žemė atsilygins mūsų tuo pačiu. Sveikinu jūs visus su pasaulinė Žemės diena. Alytiškiai noriai dalyvavo renginėje skirtame paskatinti žmonių domėjimąsi aplinka, taršos ir kitomis miestų bei verslo plėtros problemomis, žmogaus poveikiu gamtai. Visi kartu sušoko žemės šokį. Kaip ir tapo įprasta, švenčiant šią dieną miesto centre buvo iškelta Žemės dienos vėliava. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytuje įkurti didžiausi vaikų globos namai Lietuvoje. Periodiškai pasigirsta pranešimų apie dingusias be žinios nepilnametes, kurios vėliau sugrįžta. O štai Kazlų Rūdoje situacija kur kas rimtesnė. 2 šių globos namų auklėtinės pristatytos į psichiatrijos ligoninės. Viena jų dėl bandymo nusižudyti. Be to vaikinas šiuose globos namuose mušė ir smaugė mergaitę. Alytaus vaikų globos namuose periodiškai pasigirsta atvejų, kuomet paauglės merginos laikinai pasišalina ir vėl sugrįžta. O štai Kazlų Rūdos vaikų globos namuose prieš keletą dienų įvyko kur kas rimtesnis incidentas. Pranešama, kad 2 mergaitės išvežtos į psichiatrijos ligoninę. Ta pačią dieną berniukas sumušė ir smaugė mergaitę. Nuvykus policijos pareigūnams, 2 nepilnametėms buvo atliktas blaivumo patikrinimo testas ir viena iš jų nustatytas lengvas neblaivumas. Ir po to įvykio aplinkybės yra tikslinamos. Kiek žinau, po to tos nepilnametės buvo išvežtos į ligoninę. Tuo pat metu įvyko ten ir kitas incidentas ir taip pat nepilnametis, tų pačių vaikų globos namų auklėtinis, galimai smurtavo prieš kitas 2 nepilnametės 2003 ir 2008 metų gimimo mergaitės. Tos aplinkybės taip pat yra tikslinamos, renkama medžiaga. Kazlų Rūdos vaikų globos namų direktorės pavaduotoja tikina, kad situacija suvaldyta. Tiesa, negalinti teikti informacijos, mat kalbama apie nepilnamečius. Na, žinot, paauglystė ir vaikų kolektyvas. Tai visuomet yra greitai sureaguojama ir nemanau, kad tai vyksta pastoviai ir nėra tam užkirstas. Dirba specialistai, dirba
psichologai, aš tai manau, kad visur taip yra. Buvo paauglių šeiliojimas ir kas kaip mokėjo, taip tas save parodė. Tai buvo iškviesta buvo policija, kuri ir toliau vykdė, kvietėsi medikus ir visą kitą. Toliau dirbo kitos pajėgos. Anot vaikų globos namų vadovų, padaryta viskas, kad būtų užtikrintas kitų vaikų saugumas. Aš manau, kad mes padarėm viską, kad užtikrintume kitų vaikų saugumą. Toliau merginos yra gydytojų priežiūroj, o su vaikinu dirbo psichologas, laukiam vaikų teisių specialistų ir toliau spręsime, kaip toliau dirbti. Aš nemanau, kad tai nesusitvarkymas yra. Be galo manau, kad visos Lietuvos problema yra ir visuose vaikų globos namuose vyksta panašus. Tai yra kolektyvas. Nemanau, kad tik vaikų globose, manau, mokyklose irgi yra tokia problema. Tikrai stengiamės spręsti, stengiamės žiūrėti, kuo galima tiem vaikam padėti. Nemanau, nei tie smurtaujantys vaikai, jiem irgi reikalinga pagalba. Po pranešimo apie smurto ir bandymo žudytis atvejus Kazlų Rūdos vaikų globos namuose savivaldybės administracija šį įvykį aptarė, kalbėta ir kokių priemonių imtis. Nepasakyčiau, kad tai yra kažkoks ypatingas atvejis, kai jaunimas gyvena slaugos namuose. Tuo labiau, kad tas jaunimas susirinkęs iš atskirų savivaldybių. Tai nauji žmonės, kurie apsigyveno mūsų įstaigoje. Na ir tie smurtavimai, kalbant su įstaigos vadovu, mane informavo, kad nebuvo matyti išorinių žymių. Tai toks galbūt bandymas parodyti, kas yra viršesnis tuo metu buvo. Ir šiandien, kadangi vyksta tyrimas, aš negaliu įvardinti nei tų 3 žmonių, kurie truputėlį smurtavo, ir 4, kuris galbūt, kaip sakoma, buvo užgautas. Tai manau, kad teisės saugos organai išsiaiškins. Kazlų Rūdos vaikų globos namuose gyvena per 20 įvairaus amžiaus vaikų. Dėl minėtų įvykių ikiteisminis tyrimas kol kas nepradėtas, tikslinamos aplinkybės. Daina Barnauskaitė, Viktorija Ražukaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos skyrius Rusų šeštadieninė mokykla švenčia 15 metų jubiliejų. Plačiau apie šventinės akimirkas parengtame reportaže. Alytaus teatre iškilmingai paminėtas Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos skyriaus šeštadieninės Rusų mokyklos 15 jubiliejus. Mokyklos koordinatorės Nadeždos Krakovskajos kvietimu pasveikinti sukakties proga atvyko daugybė svečių. Ačiū Jums labai, sėkmės, tas maištingas Jūsų jubiliejus tiesia kelius į tolimesnę Jūsų veiklą ir energijos, ištvermės, kantrybės ir sveikatos puoselėjant ir mylint savo gimtąją kalbą ir kultūrą. Tikrai, ką iš jos galima pasimokyti? Tai galima pasimokyti tikslo siekimo, užsispyrusiai, atkakliai, nenusileisti. Ir dėl to ta mokyklėlė ir gyvuoja iki šiol. Nors kartais jos dabar jau balse atsiranda truputį ir tam tikro gal mažo nusivylimo, tačiau aš tikiuosi, kad mes visi kartu, jei neleisime to savo optimizmo prarasti, ir jinai toliau dirbs ir puoselės rusų kultūrą mūsų mieste. Ačiū, Nadė, ir tikrai mes tave mylim. Kaip Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos padalinys, šeštadieninė rusų mokykla veikia nuo 2010 metų. Prieš tai mokykla buvo kaip viena iš jaunimo centro vykdomų veiklų. Sėdėdama pagalvojau, kad kažin kuri iš mūsų buvom direktorė. Ar jūs mano, ar aš jūsų. Nadežda yra tokia asmenybė, kai sako, tik labai stipri žuvis gali plaukti prieš srovę. Pasroviui gali plaukti ir nudvėsusi. Tai aš ir vakar netgi atklausiau iš Nadeždos moralą ir taip dažniausiai būdavo, kad jinai paskambindavo, pirmiausia man
pasakydavo moralą, o paskui pasakydavo, ko jai reikia. Tai va, jinai šauni, jinai stipri ir iš tikrųjų jinai yra deganti, o kai žmogus dega pats, tada jisai uždega ir kitus. O palinkėjimui jums, gerbiama Nadežda, noriu pasakyti, jeigu dar ateityje jums teks rinktis tarp tiesos ir laimės, pasirinkit laimę. Šeštadieninės rusų mokyklos koordinatorė Nadežda Krakovskaja apžvelgė 15 metų veiklą, apie vykdytus projektus, renginius, apie veiklą, kuri ne visada buvo lengva. Buvome tik mokykla 2002 metais įsteigta ir palaiminta šviesaus atminimo Vytauto Kepliausko, patvirtintos tuometinė miesto tarybai. Viskas buvo nauja. Mokytojai iš įvairių Alytaus miesto švietimo įstaigų, kolektyvas be tradicijų, darbo sistemos, technologijų, o materialinė bazė tik suolai ir lenta. Viską reikėjo kurti, pirkti, mainyti, diegti, derinti, sisteminti, struktūrizuoti ir kovoti dėl šios mokyklos būtinybės mūsų mieste. Kiekvieni metai atnešdavo vis naujų iššūkių. Kaip suremontuoti klases, kaip apsirūpinti vadovėliais, mokymo priemonėmis, kaip adaptuotis naujiems mokiniams. Mokytojams taip pat buvo nelengva. Tradicijų puoselėjimas ir žmogiškųjų vertybių išsaugojimas reikalavo didelių pastangų, meilės savo darbui ir atsakomybės. Mokyklos moksleiviai svečiams, tėvams, seneliams parodė paruoštą programą, kurioje skambėjo eilės, o Nadežda Krakovskaja ir pati atliko dainą. И выгнутся ветки в упруга, тебя я услышу за тысячу верст. Мы долго ехали друга. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Kovo 18 dieną, 12 val. Alytuje sugyventinis gyvenamojo namo kambaryje sugyventiniai sudavė smūgius į veido sritį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Alytaus apskrities areštinę. Apie 15 val. Į policiją kreipėsi moteris, dėl to, kad namuose prieš ją naudojo smurtą sugyventinis. Vyras sulaikytas ir patalpintas į Alytaus areštinę. Apie 22 val. Alytaus apskrities policijos skyriaus vyriausieji patruliai Alytuje sustabdė automobilį Opel Zafira, kurį vairavo neblaivus vyras. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas Alytaus apskrities areštinę. Apie 23 val. Alytaus apskrities kelių policijos skyriaus kelių patrulio būrio vyriausieji patruliai Alytuje sustabdė automobilį Renault Megane, kurį vairavo neblaivus vyras. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į Alytaus apskrities areštinę. Varėnos rajone kelyje Babriškės Varėna Eišiškės 25 km 45 metų vyrą ėjusiu keliu partrenkė ir iš įvykio vietos pasišalino nenustatytos markės lengvasis automobilis. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar sužaistos Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose Alytaus Dzūkijos krepšininkai visais įmanomais būdais bandė įkasti Prienų Birštono Vytauto komandai, bet to padaryti nepavyko. Lietuvos krepšinio lygoje Alytaus Dzūkijos ekipa svečiuose patyrė skaudų pralaimėjimą. Alytiškiai išvykoje rezultatu 91-69 nusileido Prienų Birštono Vytauto komandai. Nuo pat susitikimo pradžios geresnį žaidimą demonstravo Virginijus Šeškus Kariauna. Jie sužaidus pirmojo kėlinio minutės pabėgo į priekį 12-2.
Dzūkijos komandai sunkiai sekėsi rinkti taškus, darė klaidas. Po sužaisto ketvirčio šeimininkai pirmavo 31-15. Antrajame kėlinyje toliau dominavo Vytauto komanda. Aikštelė šeimininkams toliau nekilo problemų pildant savąjį taškų kraitį. Ketvirčiui persiritus į antrąją pusę geresnį atkarpą sužaidė ir Dzūkijos krepšininkai, kuri privertė minutės pertraukėlės prašyti Virginijų Šeškų. Karolis Guščiukas bandė traukti alytiškius iš duobės, tačiau į taiklius metimus greitai atsakydavo Prienų Birštono snaiperiai. Po 2 kėlinių alytiškiai turėjo 16 taškų deficitą – 49-33. Po ilgosios pertraukos Alytaus komanda taip pat nerado būdų, kaip nuginkluoti Karaliaus Mindaugo taurės ketvirto dalyvius. Šeimininkai demonstravo solidų žaidimą ir didino savo persvarą, kuri po trečiojo ketvirčio išaugo iki 19 taškų – 69-50. Ketvirtajame kėlinyje per daug niekas nesikeitė ir Dzūkijai teko pripažinti varžovų pranašumą. Galutinis rungtynių rezultatas tapo 91-69 Prienų Birštono Vytauto komandos naudai. Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė Karolis Guščiukas pelnęs 15 taškų, Paulius Morkeliūnas surinko 10 bei James Gavin pridėjo 9 taškus. Vytauto ekipoje išsiskyrė Vytenis Čižauskas su 22 ir Vytenis Lepkevičius pridėjęs 21 tašką. Priminsime, kad sekančias rungtynes Dzūkijos krepšininkai žais kovo 27 dieną 19 val. Namuose prieš Kauno Žalgirio krepšininkus. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos sporto salėje visą savaitgalį bumbsėjo krepšinio kamuoliai, nes čia vyko krepšinio turnyras Sugrįžę paukščiai. Šiais metais turnyre dalyvavo net 18 laidų atstovai. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje 3 dienas vyko kas 2 metus vykstantis krepšinio turnyras Sugrįžę paukščiai. Šis turnyras vadinasi Sugrįžę paukščiai, kuris prasidėjo prieš 21 metus, tai yra 1996 metais. Kažkaip jis įsitruliavo paprasčiausiai taip. Kilo mintis su buvusiais mokiniais organizuoti šitą turnyrą ir ekspromtu kilo toks pavadinimas Sugrįžę paukščiai. Ir kaip aš minėjau atidarymo metu, taip kad tie žodžiai du tapo magiškais ir dabar kas 2 metus sukviečia gausų būrį mūsų buvusių mokinių iš Lietuvos įvairių kampelių, iš užsienio šalių, iš didžiosios kunigaikštystės, iš Anglijos šalies, iš daug šalių atvažiuoja būtent į šitą turnyrą. Šiame turnyre gali dalyvauti tik šią švietimo įstaigą baigę mokiniai arba bent jau didesnę mokymosi dalį praleidę Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje. Čia gali dalyvauti, kurie yra baigę mūsų gimnaziją arba bent jau iš paskutinių klasių, kad būna visko, kartais ir nebaigė, bet jie mokasi pavyzdžiui, iki 11 klasės, kai anksčiau. Bet nebaigė ten, į vakarinės išėjo, bet jiems leidžiama dalyvauti. Pagrindė, kad jie čia mokėsi, galima sakyti, nuo 1 klasės anksčiau. Turnyro organizatorius pridūrė, kad šiame turnyre dažniausiai laimi patirtis, o ne jaunatviškas užsidegimas. Tampa nugalėtojais, kurie daugiau patyrė, nes patirtis viską lemia. Ir gudrumu jie laimi, o jauni, entuziastingi, bet jie bėga, bet negalvoja apie žaidimo taktiką, jie nori kiekvienas kuo greičiau pasirodyti aikštelėje ir aišku, ne visą laiką jiems pavyksta tą įvykdyti. Laimi, kaip minėjau, patirtis ir praėjusiam turnyre laimėjo 86 laida, kuri tikrai yra labai drausminga komanda ir kai mokėsi mūsų gimnazijoje, buvo puikus krepšininkai, puikiai atstovavo mūsų gimnaziją. Iš 18 mokyklos laidų komandų į kovą dėl 3-osios vietos stojo 85 ir 75 laida. Vis tik šįkart stipresni buvo 10 metų jaunesni mokiniai. Didžiausio žiūrovų dėmesio sulaukė turnyro finalas, kuriame susitiko 87 ir 91 laida. Nuo pat rungtynių pradžios varžybas kontroliavę 91 laidos mokiniai tapo šio turnyro nugalėtojais. Iš tikrųjų labai puikus jausmas, kadangi dalyvaujame antrą kartą. Pirmais metais pralošėme būtent šiai laidai finale. Ir šiais metais yra šioks toks saldus revanšas už praeitus įvykusius Sugrįžusius paukščius, taigi jaučiamės puikiai ir aukso medalis visą pati geriausia vieta. Pasak nugalėtojų žaidėjo pergalę lėmė tolygus geras žaidimas. Manyčiau, žaidėm gerai visus 4 kėlinius ir tas tolygus geras žaidimas visas varžybas vedė į mūsų pergalę. Visų rungtynių pertraukų metu žaidėjus ir sirgalius džiugino šaulėdžių šokėjos.
Po 2 metų šis turnyras taip pat vyks Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje, kai mokykla kartu švęs savo 100 metų jubiliejų, tad žadamas dar įspūdingesnis renginys. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai viskas, ką mes jums buvome paruošę šį vakarą. Ačiū, kad žiūrėjote. Netrukus orų prognozė, o iškart po jos nepraleiskite laidos Tai sportas. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Sinoptikai žada, jog antradienį temperatūra kils kur kas aukščiau, tačiau numatomi gausesni krituliai. Išsilaikys pietvakarių krypties vėjas, dieną vyraus debesuotumas ir lietus. Pajūryje pūs kiek smarkesnis vėjas, dieną čia numatomi pragiedruliai. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 3, Vilniuje 2, Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 9, Vilniuje iki 8, Klaipėdoje iki 6 laipsnių aukščiau nulio.